Sveiki visi, su jumis Fabuksas, šiandien šaunusis turnyras, Heads Up, gavau iškart priešininką, Bojavas 777, bandysim jį nurungt, girdžiu, kaimynai mano launagis su Darim jau verkia, nes jie viens kitą gavo, tai bus labai smagu, jokinga ir gal kartu ir nesmagu. Na, mes koncentruosimės ties mūsų žaidimu. Buvau pas dantistą ką tik išėjęs, pusę galvos užšaldyta, dar nelabai net kalbėt galiu normaliai, bet tikiuosi gal nesutrukdys labai, bent jau žaidimui nesutrukdys. Pradėsim dabar domėtis, ką Bajavas veikia ir iš kur jisai, nes heads up strategija svarbiausia yra žinot priešininką, kaip jisai jį perprast, jo šeiminę padėtį, jo... Tuoj sekundėlę mes viską čia Va taip. Praktiškai nuo tokios informacijos jau galima daugiau spręsti apie visą žaidėją, kaip jisai yra agresyvus ar ne, ar jisai bandys pulsą, duos atsirauti ar neduos. Ir pagal tai mes galėsim jau daugiau sprendimų nudonkina. Čia tai 25 metų. Nu tai vyrukas toksai, manau, į reiziuką foldins. Čia ne paslaptis. Ir iš Vilniaus tai čia easy raise ir nebejoju, kad čia... O vėl nesiklimpau patį pirmą dalinimą. Nu dabar apsiraminsim turbūt. Nes draw čia labai kažkokių tai nėra, nebent 7-8, o kad taip... Nes greičiausiai gal karaliuką turi silpną, bet ką žinai, jis išmes dabar jį, teks foldint pirmą. Nu, nepasisekė. Nieko nepasiteisino mūsų strategijos, kovosim toliau. Bajavas. O, dabar jau mes jų įsmauksim. Bandysim žaisti agresyviai, nemanau, kad reikia labai stabdyti kažką tai. Nu, su tokiam kortom gal nežaisim, bet šiaip tai nemanau, kad labai stabdysiu, jeigu bus proga tenais kažkaip galėsim. Šiaip Bajavą aš nepažįstu, nekart gyvenime nematęs, nežinau kaip jisai žaidžia, bet kol kas reizina kiek gali, tai gal ir agresyvus vyrukas. Čia pot kontrolinsim su 10. Tikėkime, vėl jis nepradės lydint donkint, nežinau, ką čia reiškia, ar labai stiprus, ar labai silpnas, prieš tai karalių lyg turėjo, dabar gal valetą turi silpną, arba čirbus kažką tokio, nu, nemanau, kad čia galėsim nusimest, jis bando pigiai pirkti, mes, kad riverio blefo nereikėtų kolint, mes labai mažai pareizinsim dabar ir riverį nučekuosim, jis dabar turės osus neblogus kolint ant savo draw, sakykim, kažkokiu čirbų, bet mes dabar čekuosim paskui, jis dabar blefuot kaip ir neturėtų ir pasimsim banką, o nepasiėm, nu, bet staupėm iškart pinigų praktiškai. Labai pigiai reizinom, išsiaiškinom, kur esam. Jeigu būtų buvęs blefas, sakykim, tada mes būtume riverį čekavę ir pasiėmę ten tą banką. Čia nieko blogo, bet flopai neina, bet gal čekuosiu šitą kartą. Tikėkime, manęs nenusirūs pirmą raundą. Na, bet bent pramogausiu, vis ne kaip mano kaimynai, kur viens prieš kitą gavo lošt. Net nežinau, kaip čia tą Bajavą aplošt. Nu, manau, gal ne, bandysiu tait biški labiau. Vis norisi į kitą raundą pakliūt, nes ten laukia dar smagesnis, įdomesnis kovos. Reikia nepralošt pirmo. Čia, manau, įsibetinsiu normaliai, vėl įsidonkina, velnes. Kiekvieną kartą, kai donkina, vis kažką turėjo. Gali būti, kad vėl kažką turi, arba tiesiog vaidina, kad turi. Pusę banko, dar turim gutautėlį, galbūt ir jisai turi kažką silpniau negu karalių. Dar vieną kovą darysime, jeigu riverį betins išmesim. O dabar jau, manau, turim geriausią kortą. Jeigu jis ir turėjo kažkokį karalių, o dabar labai silpną betą metą, tai daug labai neištrešim, man atrodo, bet vos tai reikia. Šiek tiek paimsim. Bet jau galim pasakyti, kad jisai kai turi kortą, aš nežinau, ar man čia parodys, gal ant jūs įsijungti reikia. Man turėjo karalių netgi nesilpną, bet jisai, kai turi kortą, jisai betina, žinosim. Lydina, ta prasme, jau dabar atsargiau žaisim. Nes prieš tai visą laiką reizindavau jį, žiūrėdavau, kur yra, bet praktiškai rydas jau trečią kartą buvo, tai manau pastovus. Čia jis gal turi 8, gal turi tūzą, daug neišpešim, bandom 35. Staiga net iniciatyvą perėjom, kas yra labai smagu. Per daug nesidžiaugim, dar reikia laimėti. Stengsiuosi nueiti iki finalo, žinoma, visus nurungt. Labai didelis reizas, nenoriu aš permušt, nes paskui tekt gali dar sunkesnius sprendimus daryti. Bandysiu kolint. Čekuoja, gal irgi pats turi tūzą, gal labai mažą porą, gal ne, bet
Na, kad tūzą mažesnį turėtų, tai būtų labai sunku, jeigu jis ten su karalium čekuoja, tai tebūnie, pasimsiu. Value beto čia ant riverio kaip ir nebuvo. 4-5, labai gera korta, čia kryžiuose, čia iš vis galim flopinti street flushą, o beveik ir flopinam, dar trūksta vienos. Lydina, nu vėl gal turi damą, gal dabar jau nepermušinėkim, nes jeigu jis ten kažką turi, galų galę dar kartą duos forbetą ir tribetą ir tada teks iš vis nusimest tokį smagų draw. Na, nenusimest, bet bent jau netaip maloniai sumest pinigus. Turnyrė draw. Sudaro visus pinigus sumest. Na, greičiausiai turi damą, lydino visus rytus, kaip ir visą laiką, 3 kartus prieš tai. Mes nenupirkom, nemanau, kad čia galim hero call daryti, šiaip aš tokių callų mėgėjęs, bet šį kartą gal pasuosim. Blindai kyla, greitai, smagiai. Manau, veiksmo čia netruks šitam turnyre. Kryžių nėra, jeigu čekuos, betinsim turną. Nu dabar, kadangi jeigu hitinam, tai galim ir jau čekuot, gal jisai betins norės biškį blefuot. Pasisekė. Nu ką, į startinės pozicijas grįžom. Reikia, manau, pareizinti. Reikia perspėti varžovą vis tiek, kad įrašinėjai video. Kad atsargiai žaistų. Nes nereikia čia blefuot manęs per video gėdint. Reikia draugiškai. Bandom gal betint, aš nežinau, ar jisai gal kokį nors draw turės, šiaip su bet kokią būtų turėjęs, man atrodo, jis būtų betinęs pats, jeigu nieko neturi, tai tiesiog, man atrodo, reikia betint, pasimt banką, neverta, kaip ir turim showdown value, galim laukt, bet jeigu jau grinai priešininkas nieko neturi, tai kaip ir neverta ten labai jau mažą betuką įvarom ir tiek. Čekuojam. Kadangi nereizino, tai manau, kadangi pats donkina su stipriom kortom, kada jisai donkina, tai man atrodo, jis gali galvoti, kad pavyzdžiui, aš kada donkinu, aš irgi turiu stiprią kortą. Kadangi prieš flopą jis nereizino, kad jis turėtų tūzą, tai mažai šansų. Dėl to aš jo strategiją naudoju prieš patį jį ir šį kartą pasiteisino, turim šaunę kortą. Gerai, kad net ribetina. Kada ribetina žmonės, tai labai sunku, bet gal šitoj tokioj sistemoje, kada blindai tokie kažkart dideli, gal ribetinti nelabai ir išeina, praktiškai komitinį save, beveik trečdalis teko įdėdamas. Čia pasiduodam, tiek to galėjom gal kažkaip gudriau, bet pats irgi dabar mažiau šiek tiek reizinsiu, gal minreizą varysiu, vien dėl to, kad jisai net ribetina, pigiau pažiūrėsiu flopą, bus toksai kaip ir small ball vadinamas, kad neįsivelt bereikalingai, nes